Sveiki gyvi, kas gyvi ir žiūrit mano video. O šiandien aš tikiuosi užbaigsiu darbus su priekiniu stabdžių tempėjų varžtais. Praeitam video rodžiau, kaip pasigaminau varžtus ir reikėjo truputį palaukti, kol jie bus naujai perchromuoti. Šiandien varžtai atkeliavo naujų padengtų chromų ir man jūs tenka truputį pakoreguoti, tai yra pavalyti sriegį. Nors ir viskas buvo apsukta, paslėpta izoliacijos juosta, bet chromavimo metu vis tiek tie skysčiai patenka ir ant metalo, ant sriegio užsidengia tam tikras kažkoks tai sluoksnis, ko pasukoje, sunku užveržti veržlę. Video matosi, kaip aš čia valau, persirėgiu sriegį. Išilgai varžto padariau trosui takelį, patikrinu, kaip užsisuka. Užsisukė labai gražiai ir varžtas ganėtinai gavosi panašus į originalą. Dar kartą patrumpinau trosą ir reikėjo padaryti vėl naują angalį. Oi, čia tokie spragtelėjimai, tai ne pagal planą, negali tokių dalykų būti. Tai reiškia, kad trosą perkaitinom ar tiesiog jį nudeginom. Jau kažkada kalbėjau apie tą sidabrio lydmetalio metalą ir jo darbą, kaip jis dirbasi ir kaip lydosi ir ką su juo galima daryti. Ir kaip matome, troselio angalio galutinis variantas gavosi žiauriai gerai. Dar vienas kitas štrichas ir mes jį pastatysim ten, kur jam ir vieta. Tarkim, kad stabdžiai funkcionuoja, o juos patikrinsim tik išlėkę į gatvę. O dabar užsiimsim su galiniu stopuku. Patiesinsim, nes matosi kažkaip čia nusisukęs į šoną. Kai pradedi rinkti jau paruoštas dalis, sujungti tarpusavį, tai pasimato visi tokie defektai. Tai ten kažkas kreivas, kažkas netinka ir vėl jos tenka truputį lankstyti, koreguoti. O tokie reikalai žiauriai varo į neviltį. Kad prisukt galinio žibinto padelį prie rato purvasaugio, tai reikėjo išimti ratą, bet žiauriai tingėjusi. Tai sugalvojau tokį metodą: plastilino veržlę prilipdyti prie rakto ir tiesiog užkišti. Pirštai neužlenda įsukti, tai aš jau tokiu būdu sugalvojau prisukti veržlę, rato neimsi, nes ten grandinė ir visa kita. Va, netikėta staigmena. Ieškojau ir neradau chromuotų varžtų. Ir vėl užtruks šitie reikalai. Dažnai pasitaiko, kad su smulkmenom kažką prasileidė. Tai šiuo atveju reikia mums chromuoto varžtelių ir įmamės chromavimo paruošimo darbų. Aišku, mes jau vieno chromuoti nenešim, o palauksim, kol prisirinks daugiau chromuojamų detalių. Ir šitą varžtuką mes jau bendrą dėžę. Ir aišku, tai truputį mums užtruks, kainuos to laiko. Yra buvę su kitais projektais, kad laukia kažkokios nuformuotos smulkmenos, pasiemi su kitom didelėm ar dideliu kiekiu chromuotų detalių, ieškai šitos smulkmenos, o jos tiesiog nėra. Pasirodo, chromavimo metu nusileido kanalizacija. Su šito varžtu tai buvo problema, nuchromuotas sriegis, bandžiau prasriegti, vadinau galvutę, tai tokia va. Jinai dabar negraži, jeigu taip sako, užsimerkus ir įdėjęs tą varžtuką. Ką žinau, vis tiek jisai man nepatinka, matosi, kad negerai. Tai jau geriau perdaryti ir palauksim. Internete kažkur mačiau žibinto, o ne chromuotas, o geltonai cinkuotas. Ir su tą mintim, kad taupyti savo laiką, nevažiuoti pas metalo tekintoją meistrą, nepasakoti, ko aš noriu ir kaip noriu, pats sugalvojau pasigaminti pagal originalą savus varžtus. Tai kokias turėjau priemonės, tas ir panaudojau. Tai grėlė, kampinis šlifuoklis ir truputį fantazijos įjungiau ir kažkas panašiai gausi. Paruošiau chromavimui, sriegį padariau atitinkamų žingsnelio, koks priklauso. Ir po kelių savaičių rezultatas. 3 weeks later. Sulaukiau chromuoto varžtų ir dabar pažiūrėsim, kaip atrodo ant motociklų. Jeigu kažkam trūksta tokio stiliaus chromuotų varžtelių, būtent tokio modelio, kaip mano restauruojam, tai galit parašyti komentaruose, gal kažką ir sutarsim. Gal šiek tiek tą
varžto galvutė ir didesnė ant milimetro ar dviejų nuo to seno, nu tai pakeisim. Žiauriai reikia ilgai laukti, kol atkeliauja tos smulkmenos, nu bet gautas rezultatas tai tikrai atperka. Man tai patinka tokios formuotos smulkmenos, kaip pažiūrėjau, atitinkamų kampu, tai labai gerai atrodo. Tai kai pataikai tokią kampą nufilmuoti ar nufotografuoti, tai galima dieną naktį žiūrėti tokius vaizdelius. Gerai atrodo tabletės. Nu ir prisuksim smulkmeną. Pagaliau. Dar kartą pažiūrim, kaip atrodo. Velnias, žiauriai gerai atrodo. O čia atkeliavo tokia įdomesnė detalė, apie kurią visiškai nežinojau. Tenka bendrauti su žmonėmis, kurie turi didelę patirtį su senovine technika ir kartais jie man parodo tokių mažų niuansų, kurie būna labai įdomus. Kad ir šiuo atveju detalės nei matęs, nei girdėjęs, o jos funkcija labai paprasta – prilaikyti akceleratoriaus, stabdžių ir sankabos trosus. Tvirtinasi labai paprastai prie pagrindinės spyruoklės atliekančios amortizacijos funkciją jos pagrindinio varžto. Atrodo, kad tokios mažos detalės turi labai mažai reikšmės motociklo eksploatavime. Bet tai netiesa. Kas vertina tokias mažas akcentinės detalės, supranta, kad jų motociklas turės didesnį dėmesį ir bus labiau vertinamas. Tai suradau žmogų, kuris tuo klausimu man padėjo, atsiuntė detalę ir buvo tokia mintis pasidaryti jos kopiją. Ir pažiūrėkime, kaip man sekėsi. Jeigu kažkas užsiema tokiais dalykais kaip metalo štampavimas, formavimas ar šiaip panašius darbus darote, būtų šaunu, kad rašytumėt komentaruose apie metalo štampavimą, formavimą, valsavimą, tuos procesus, apie kuriuos aš visiškai nesuprantu ir neturiu informacijos. Taip, o čia matome, kad aš rezultato tinkamo negavau. Gavosi visiškas šnipštas. Gerai, gausi šūdų krova, tai einam prie kitų reikalų. Gal šiandien pabandysim išspręsti grandinės problemą. Praeitam video uždėjau grandinę ir grandinės tiesiog neužteko. Rato centrą pritraukiau kiek įmanoma arčiau variklio ir bandžiau sudurti grandinę, bet tiesiog pritrūko kelių centimetrų. Tai teko ieškoti kitos grandinės, grandinę aišku gavau. Ir reikės ją kažkaip tai sudurti. Pamiršau prisukti veržlę, tai teks ratą išimti, išsukti varžtą, įsukti veržlę ir vėl viską susukti. Tai dar norėtųsi, kad sutvarkius ir įtempus grandinę, rato centras būtų tarp apsauginės blėkos centro. Ok, tai mes nukerpam vielą, kuri laiko grandinę. Išimsim ratą ir nustatysim reikiamą atstumą. Ir pridėsim grandinės trūkstamą dalį.
trūksta 4,5 cm. Lemma, bet žiauri nesąmonė gavosi, neįsivaizduoju kaip tai, bet dėl 4,5 cm reikėjo pirkti grandinę. Tiesiog juokinga, bet dabar tokia mintis, pamatuosiu abi grandinės. Gal šita antra grandinė pirkta yra ilgesnė. Ne, grandinės tai vienodas, bet tai nesuprantu, kodėl trūksta tų kelių centimetrų. Gal grandinės visai kito modelio, bet ant žvaigždučių tinka. Pažiūrėsim, kaip atrodo. Opa. Kažkas vis tiek ne to. Dantukai kažkaip nori užlipti ant grandinės. Ir čia kažkas netinka. Negražiai, tikrai negerai atrodo. Oi, blema, tom grandinėm. Tada padirbėsim prie dėžutės. Žiūrėsim, ką mes čia galime su ją padaryti. Tai pabandysim gal įdėti užraktą. Tai yra prasčiausias varžčiukas, kurį kažkada tai paruošiau ir padengiau naujų chromų. Fiksacinis žiedelis. Įdėjus čia. Žiedelis užsifiksuoja ir tai varžtas visada lieka dėžutės dangtelėje. Bet mes pirmiausia patikrinkim, ar apskritai tas varžtas įsisuka. Nes kai dažytojas dažė rėmą, tai jisai visas skylės, visus rėgius, viską uždažė. Tai reikėjo viską iš naujo persriekti ir akurat šitas varžtas jau pats sunkiai sukasi. Nors varžtas rėgis atrodo ganėtinai gerai, bet ten matom viskas uždažyta ir reikia persriekti. Ir man atrodo, aš sriegiklio tokio neturiu. Sriegiklis mums reikalingas M10 ir vienas žingsnis. Taip, tokio ir neturiu. Šiam kartui gal užteks tų mano pezalų. Kitam kartui gal pagalvosim apie elektrą. Širdžiai malonus garsai. Kitam kartui sujungsim laidus ir tada dar kūro užpilsim ir pabandysim pavažiuoti. Dar nepamiršti varikliukai įpilti tepalo. Visiškai nėra. Gerai, šiam kartui tiek. Ir atsisveikinimai, jūsų komentarai ir pastebėjimai man labai svarbus. Iki.